Evangelija, kurią ką tik išgirdome, pagal Luką 18 skyrius 35-43 eilutės, mums primena, kad Jėzus prisiartina ne tik tai prie Jericho, bet taip pat Jėzus prisiartina ir prie mano bažnyčios, prisiartina prie mano namų. Ir jam prisiartinus kažkas vyksta ant kelio, o štai ant kelio sėdėjo neregys kablelis Elgeta. Neregys Elgeta. Negana to, kad jisai nemato, turi negalę, dabar toks jau priimtas oficialus netgi įvardinimas, tai yra invalidas, negalintis regėti ir plus neturintis pajamų. Yra socialiai labai nesaugus asmuo. Ir jo visas jo gyvenimas nuo ryto iki vakaro greičiausiai tokia elgetavimo rutina. Nematau, bet turiu ištempęs ausis gaudyti kiekvieną garsą. Iš tiesų, tai šis Jericho neregys yra simbolis visos žydų tautos, kadangi viešpaties įsakymas yra, sako, klausyk Izraelį, ne regėk, nematyk, nežiūrėk, klausyk Izraelį. Taigi jisai simbolizuoja Izraelį tada ir ko gero Izraelį mūsų laikais. Ir ką jisai girdi? Pagal Lukas, kai aprašo visą šį pasakojimą, jisai girdi praeinančią minę. Kažkoks šurmulys. Ką daro šis neregys Elgeta? Jisai uždavinėja klausimus. Klausia, kas čia dabar vyksta. Na ir jam kažkas iš minios pasako, kad tai eina Jėzus iš Nazareto. Ką šis neregys buvo girdėjęs apie Jėzų iš Nazareto? Manau, jisai, būdamas prie Jericho miesto vartų, praeinant, girdėdavo daug įvairių to meto, sakykime, tai buvo vienas iš pagrindinių šaltinių, VBS toks yra, toks informacinis, viena bobutė sakė, tai ko gero buvo vienas iš tokių populiariausių, nes žmonės ir gyvendavo tokiais gandais, kad kažkas kažką papasakotų, pasakytų. Gal jo visos žinios apie Jėzų ir buvo tik tai dėka tų visų tokių gandų, gal koks vienas kitas prieidavo ir gal jam asmeniškai kažką papasakodavo, kad taip ir taip yra toks pranašas dabar pasirodė Izraelyje, nauja banga, visus gydo ir neregiam atveria akis, luošius, ten raišus visokius iš numirusių prikelia, demonus varinėje. Taigi, manau, kad jisai buvo girdėjęs apie Jėzų. Kitaip jis galbūt nebūtų iš visų jėgų taip šaukęs: Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Dabar ši visa scena labai būdinga yra šiandieniniam, vėl priminsiu, šiandieniniam Izraeliui, kuris vis bando aklai, nežinau, aklai ar kurčiai bando įsikovoti savo vietą po šiuo pasaulio dangumi. Izraeliui po poros tūkstančių metų atsirado galimybė po visų holokaustų gauti nepriklausomybę. Ten labai įdomi ta istorija, kaip jungtinės tautos galvojo, kaip čia dabar žydų tautai atsipirkti už tą aplaidumą, kad nepadarė nieko, kad būtų žydai išsaugoti Europoje ir pasaulyje, kai jie buvo naikinami šimtmečiais. Ir jie ten jiems siūlė, gal sako, imkite Afrikoje, ten duosim Afrikoje kokią šalį, gal dar kažkur tai. Ir tik buvo vienintelė galimybė, bet sužinokit, Palestinos su dabartiniu Izraeliu bus sunku, nes ten gyvena arabai, jums ir ten, aišku, ten ir jūsų yra, bet žinokit,
Geriau būtų paprasčiau politiškai tikriausiai atiduoti kažką kitą, kokią neutralią teritoriją, gal salą, kokią negyvenamą. Ir štai tie žydukai, kaip tas neregys, jie tik išgirdo, kad yra šansas atkurti savo valstybę ir jie tuo šansu pasinaudojo. Jie ne tik šaukė, jie ėmė ginklą į rankas ir ne tik žodžiais, bet ir darbais savo vietą išsikovojo, išsikirto savo pamatus vėl sugrįžti į savo gimtąją tėvynę. Ir aišku, juos ten visai bandė, jūs gal būkite tolerantiški su visais kitais, ten žinokit, tik tai nerzinkit tų visų arabų ir taip toliau, nes jie jumis sunaikins. Jie kaip tas neregys Jericho, jisai sako, žinot ką, jūs sakykit, ką norit, mes darysim tikėjimu. Ir jie prašydami viešpaties malonės, stebuklingai, jeigu kažką žinot apie tokį 6 dienų karą, sumušė visą tuometinį arabų pasaulį, atsikovojo žemės iki pat Sinajaus, netgi Sinajų užėmė, davė visiems į kaulus. O taip atrodė tais metais tas žydas, žydų tautos, tas neregys, bet kuris turėjo didelės ausis ir klausėsi, ką dvasia, ką Dievas kalba jam. Dabar ką tai būtų, kokia nauda mums iš to yra? Vėl einam per tokios žydiškos stiliaus, kas man iš to, kad kažkam pasisekė, kažkas praregėjo, jeigu aš esu vis dar aklas. O iš čia galime pasisemti kelių dalykų. Pirmas, būk visada ištempęs ausis ir budėk. To prašė ir mūsų Jėzus, sako, budėkit ir melskitės. Jūs sako, nežinot, kada aš ateisiu, kada atsiųsiu tau žodį kaip šansą. Mes visi esame akli, nors manom, kad mes labai daug ką matom. Ir kaip Jėzus sakė, jeigu jūs save įvardintumėt akli, jums nebūtų nuodėmės, bet kadangi sakote, mes neakli, jūs esat kalti. Todėl drąsiai, aš nežinau, kaip jūs, aš save laikau aklų, daug ko aš nematau. Mano akis galima labai greitai apgauti ir netgi ausis dabar galima apgauti. Tais vaizdais manipuliuoja šiandien netgi technologijos. Tikriausiai esate matę, jau pilna, netgi visur tuose internetinėje erdvėje gali apie kiekvieną iš jūsų padaryti filmą, ten visi matys tave, tavo balsas bus ir ten darysi visokias nesąmonės, tokios sugeba technologijos. Bet ką gali pavaizduoti. Taigi akis dabar nieko nereiškia, vaizdai nieko nereiškia. Belieka klausytis Dievo žodžio. Taigi mums yra kvietimas skaityti Dievo žodį, klausytis, ką sako Viešpats. Ir kai bandys tave nutildyti, tie atrodo žmonės, kurie seka paskui Jėzumi, ta minia. Gal tai buvo mokiniai, nežinau. Gal tai buvo kiti žydai. Bet kai jis taip garsiai ėmė šaukti, ėję prieš akiją mėgino sudrausti jį, kad tylėtų. Nežinau, kaip jie ten jį draudė, sakydami, klausyk, tu būk savo vietoj. Čia, žinok, yra rimtas reikalas, juk čia pranašas visos tautos eina. Gal tai būsimas žydų prezidentas, karalius, o tu čia dabar su savo kažkokiais reikimais, perreikimomis visus. Taigi, taisyklė numeris 2, po to, kai pasiklausėm, nepasiduokim. Jeigu jau supratai, kad tau atėjo šansas, muškis, kovok iki paskutinio kraujo lašo, bet savo pasiek. Tokie Dievui patinka. Mes turim daugiau tokių pavyzdžių. Tokia moteris, jinai net buvo nežydė, kuri atėjo paprašyti Jėzus, kad jos dukrelę išgydytų. Tai taip Jėzus tokią pamoką davė, sako, negražu mėtyti vaikų maisto šunyčiams. Jis tokį moterį pavadino.
būtų šiais laikais Jėzus iškart būtų praradęs daugybę reitingų. Jisai prieš ką? Prieš ne moteris. Moteris pavadino šunyčiais. Kaip jis drįso. Tačiau ta moteris nepasimetė. Jis iki galo eina, nes jai iki lemputės, kaip žmonės sako, jos įžeidimai, jis siekia tikslo, kad jos dukrelė būtų išgydyta. Ir nepasimetė, jis tada sako, taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius nuo vaikų stalo. Patiko Viešpačiui toks atsakymas, sako, gerai, tavo tikėjimas išgydė tavo dukrą. Paskui turim dar tokia viena moteris, kuri ten irgi minioji, jinai paskutinis šansas ten kraujoplūdžių serganti irgi, jinai net irgi ten stumdo, jinai iš paskutiniųjų gal bėga ir rankomis su ranka prisiliečia prie Jėzaus apsiausto, sakydama žodžius, jeigu paliesiu, išgysiu. Ir stebuklas, jinai tik pasakė tuos žodžius, jėga iš Jėzaus išėjo ir Jėzus irgi sustojo. Gal ta moteris neturėjo tiek drąsos, kaip tas Jericho neregys šaukti, bet Jėzus sustojo ir pats atsisuko ją. Tai buvo moters tikėjimo šauksmas. Dėmesio yra fizinis šauksmas ir yra tikėjimo šauksmas. Jis ją išgirdo jos tikėjimą, jos šnibždėsi lūpose ir jinai buvo išgydyta. Ir daugybę tokių mes atvejų turim. Taigi, kovojam iki galo ir niekados neleiskit, kad jumis kas užtildytų, sakydami, dabar netolerantiška, tu geriau, kaip žinau, tu patylėk geriau, žinai, tada visiems bus geriau, žinai, nes jūs apskritai čia dėl tų teisių, dėl tos konstitucijos taip jau čia nedarykit kokių ten demonstracijų Lietuvoje, žinokit, nes negausim pinigėlių iš ES, tyliai viską sutikim, tegu mumis ten pro visus galus patikrina tie visi vaivorykštiniai, kad tik tai gautumėm pinigėlių, kad tik tai valdžioje išliktumėm. Nesulauksit. Nežinau, galbūt visi miestai ir tegul jie kaip jie nori, bet aš manau, tas likutis, kuris yra Kretingoj, kurie einam vis dar aplink mūsų žemaitišką Jerichą, aš manau, atkovosim. Viešpaties negazdina skaičiai, jiems svarbu tavo širdis ir svarbus, ar dar Lietuvoje yra tokių Jericho neregių, kurie nepasiduoda masėms, kurie nepasiduoda gazdinimams, kurie nesileidžia užčiaupami, bet jie mušasi, kalasi iki galo, taip kaip šiandien minėjom Rapolas Kalinauskas. Jį bandė visokiais būdais užtildyti, palaužti. Jisai nepalūžo, taip, jisai persigrupavo. Jisai suprato, kad politinės kovos ir politinė laisvė atkovota, ten, nežinau, pozicijos kažkokios mūsų tautos, tik tai politika neišgelbės. Jisai tapo Viešpaties paskirtų kokiu vadu? Dvasiniu vadu. Mes girdėjom, kad jis buvo karo vadas 1863 metų sukilime, o po to, kai tapo kunigu, jis tapo lyderis, tapo dvasiniu vadovu daugybei karmelitų, daugybei Europos žmonių. Ir dabar štai tokie žmonės, jie išstoja prieš ką tik irgi girdėto pirmo skaitinio, pirmoji Makabėjų knyga, 1 skyrius, 10-67 eilutės, kur klausėmės tiesiog nuostabiai atitinka mūsų laikus. Iš Aleksandro didžiojo palikuonių išaugo nelaba atžala. Karaliaus Antiocho sūnus Antiochas Epifanas, jisai pradėjo valdyti valstybę. Čia kalbam po Aleksandro Makedoniečio mirties, tie karo vadai, jie tapo karaliukais. Ir kai tie Helenai, tie graikai vadinasi Helenais, kai jie užėmė visą tuometinę teritoriją, taip pat ir Palestiną, Izraelį, čia aprašome, kad anais laikais Izraelyje, kai
atėjo šita politinė valdžia į tuometinę Europą, ėmė rastis atsimetėlių. Čia labai geras žodis, man patinka šiais laikais. Atsimetėlių, kurie įkalbėjo daugelį, sakydami, imkime ir sudarykime sandorą su aplink mus gyvenančiomis svetimomis tautomis, kad mes nuo jų, juk kada mes nuo jų atsiskyrėme, mums pradėjo labai nesisekti. Ir toks pasiūlymas jiems patiko ir kurie iš tautos buvo pasirengę eiti pas karalių. Tasai davė jiems leidimą gyventi pagal svetimų tautų įstatymus. Vat pagal, dabar kalbėsim konkrečiai. Anais laikais, va dabar mūsų laikais tai yra tie anie laikai. Ateina į valdžią tokie, kurie jiems dabar iki lemputės yra, kaip juos pavadins. Fašistais, marksistais, kuom tik nori. Labai įdomu, pastatė va tą žvėrį, apie kurį irgi kalbama čia, pirmoji Makabėjų knygų, kad sako, jisai pastatė, reiškia, 145 metų Kislevo mėnesį 15 dieną karalius pastatydino ant deginamųjų aukų altoriaus siaubo pabaisą. Jeigu kas matėte Suvienytų tautų nacijos organizacijų, jau čia prieš porą metų pastatė tą siaubo pabaisą. Žinote, kas stebina? Jinai visa vaivorykštinė. Būtent jo, jūs išgirdot mane labai gerai. Tai būtent tos nepilnos vaivorykštės spalvomis toj pabaisa. Galite pažiūrėti viskas viešai, jie jau net nebesislėpė. Ir tai yra Suvienytų tautų organizacijos pagrindinė statula. Siaubo pabaisa. Ten nėra paminklas, ten tikrai yra žvėris. Ir dabar yra garbinamas tas žvėris. Šiandien pasaulinė sveikatos organizacija, Suvienytos tautų organizacijos, kas čia sąjungos, Briuselis, kas čia dar tik norit. Jie dabar tampa dievais ir jie įsako garbinti juos. Ne tai, kad gerbti, ne, garbinti. Ir visi tie, kurie pasipriešina šitai pabaisai, kurį galim pavadinti genderizmo, marksizmo, homoseksualizmo, kom ten dar, nacizmo, persiekimo, komunizmo, satanizmo pabaisa. Ir visi, kurie tik tai pasipriešina, yra prasidėjusios represijos. Daugybė teisminių bylų, administracinių. Ir netgi žmonės įmetami į kalėjimus, su jais susidorojama. Čia, žinokit, visa tai, kas pirmoji Makabėjų knygui parašyta. Aišku, dar iki žudynių neina, bet čia tik tai sekantis žingsnis. Jeigu taip kaip izraelitai tuo metu, jeigu tik tai pataikaus, prasidės žudynės. Duodum 100%. Ir jeigu šis įrašas yra daromas, jeigu mes išgirsim, tiesiog įsidėmėkit šitos žodžius. Jeigu lietuviai, nežinau, lenkai, kas ten dar tokie, kurie pasipriešinam šitai pabaisai, vaivorykštiniai, marksistiniai, fašizmo, jeigu mes nustosim kovoti, už kelių metų prasidės žudynės. Ir žudys visus iš eilės, bus taip, kaip čia yra parašyta. Tai yra ne pirmas kartas. Užtenka atsukti filmuką istorinį ir pamatysit, kas darėsi. Visi, kurie sukilo prieš satanizmą, prieš pasaulio dvasią, jie buvo žudomi. Ir kas yra įdomiausia, kad čia, sako, jie liepė garbinti šitą žvėrį, o taip pat visi įstatymo, reiškia visi tie, kurie turėjo Bibliją, visas Biblijos, visas Dievo mokymas buvo naikinamas, buvo retimai deginami, draskomi, o kas buvo pagautas, kad laiko turi Bibliją namuose,
sako, arba tie, kurie matė, kurie laikysis 10 dievų įsakymų, sako, arba kas laikėsi įstatymo, jie pagal tuometinės sąjungos potvarkius buvo nuteisiami mirti. Vis dėlto, haleliuja, čia geroji žinia, jų tarpe buvo tokių Jericho neregių, buvo tokių Rapolų Kalinauskų, buvo tokių tėvų Stanislovų, Nijolių Sadūnaičių, kurie vis dėlto daugelis iš Izraelio liko tvirti ir stiprus, nevalgė nieko, kas nešvaru, nevalgė tų visų ES, tų visų globalistų, kas ten dar, genderistų siūlomo maisto. Jie atsisakė, jie pasipriešino. Verčiau jie sutikdavo mirti, ne kaip susiteršti su to visom bedevystėm, tais iškrypimais, kuris dabar bruka į mokyklą jau mūsų vaikams. Jie verčiau pasirinko mirti, negu paniekinti 10 dievų įsakymų. Ir jie mirdavo. Toliau skaitysim kitomis dienomis, kokie buvo žiaurūs persekiojimai. Ir vis dėlto jie atsilaikė. Taigi, mėlyjei, šiandien būti tuo Jericho neregiu, būti tas, kuris sušunka Jėzau Dovydo sūnau, pasigailėk manęs, kainuos. Kainuos ne tik panieka, ne tik tave bandys užtildyti neva sekėjai Jėzaus, tave bandys užtildyti sankcijom, baudom, kankinimais, žudimu. Ar išliksi toks pat Jericho neregys, ar vis tiek šauksi garsiai Jėzau Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Ir jeigu mes tokie išliksim, Lietuva turi ateitį. Aš manau, kad Lietuvoje tas Rapolas Kalinauskas ir kiti mūsų tautos didvyriai, šventieji, kankiniai, čia tik tai yra pradžia. Mes dar matysim daug tokių didvyrių, apie kuriuos ateities kartos sakys, jo, praeitį buvo kieti šventieji, bet paskutinių laikų šventieji, jie viršė visus. Amen. Aleliuja.